Paprastai, jei augintinis maitinasi sveiku, subalansuotu ir aukščiausios kokybės pašaru, tų papildų nereikia integruoti į mitybą, tačiau tikrai yra keletas atvejų, kuomet jie tikrai yra reikalingi. Jeigu jūsų augintinis nesimaitina to aukščiausios klasės pašaro arba maitinasi ekonominės klasės pašaru, kadangi jame nėra tiek daug vitaminų ir mineralų, reikėtų įtraukti specialiai tuos papildus į mitybą. Taip pat, jeigu jūsų augintinis gyvena lauke, jam reikia stiprinti kailiuką, stiprinti tą visą imunitetą. Jeigu pastebėjote, kad augintinio kailio kokybė yra pakitusi, atsirado papleiskanojimų, odos paraudimų ir panašiai, tuomet reikėtų į mitybą įtraukti specialius papildus, kurie savo sudėtyje turi omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių, kadangi jos yra itin svarbios gerai kailio kokybei palaikyti. Šios riebalų rūgštys taip pat skatina kolageno gamybą, kuris yra itin svarbus odos elastingumui palaikyti. Vyresniems šunims, žinoma, taip pat kaip ir žmonėms, tikrai taip pat reikėtų įtraukti vitaminus ir papildus į savo mitybą, kadangi su amžiumi jų imunitetas susilpnėja kaulų, dantų bei sąnarių kokybė, tai reikėtų įtraukti tokį papildą kaip mikroziogenas. Jis yra sukurtas specialiai tam, kad padėtų pašalinti toksinus iš organizmo ir taip pat įsisavinti greičiau tas maistinės medžiagas, taip pat vitaminus, mineralus. Šiame papilde esantis kalcis gali padėti palaikyti gerą dantų, sąnarių bei kaulų kokybę. Na ir žinoma, svarbu nepamiršti, kad jūsų augintinio mityba sudaro 80% jo sveikatos, tai rinkdamiesi sveikus papildus, sveikus pašarus, skanėstus ir konservus, užtikrinsite, kad jūsų augintinis bus sveikas ir laimingas.